Sveiki gyvi. Apsilankėm servise. Šiokių tokių darbukų norisi pasidaryti prieš kitą išvažiavimą. Gal ir nėra aiškaus plano kada ir kur, bet techniką norisi paruošti. Tai va, čia vietoje vietiniai meistrai ką galėjo, tą padarė. Ir kai ko negalėjom, to ir nepadarė, reiks važiuoti pas kitus meistrus, ko druskininkiečiai negali padaryti. Tai ko negali, tai pritrūko OBD jungties, tai yra prisijungti prie mašinos kompo. Neturėjom galimybės dėl to, kad tik prisijungus kompiuterį galim sužinoti, koks yra sutrikimas. Gal dar negedimas, nes tas sutrikimas tai yra, tai nėra. Tai EDC lemputė yra, tai užsižiebinti, tai užgesinti. EDC tai yra Electronic Diesel Control sistema. Tai kaip išaiškino dirbantys su to žmonės, tai gali būti kuro padavimo sistemos kažkoks tai trikdis, o ten komponentų yra ne vienas. Ir dėl to reikia trijų kompą, kad aiškiai žinot, kur ieškoti bėdos. Ir turim ABS-o pirmos ašies lemputė žibančią, neveikiantį ABS-ą. Tai va, tai norisi šitos dalykus sutvarkyti. Ir jau susitariau dėka socialinių tinklų, nežinau, ar iš YouTube, ar iš Instagram, komentaruose žmonės parašė apie save, kad gali padėti, jeigu man iškils kažkokių reikalų su technika. Esu dėkingas ir noriu paminėti Mindaugą Ramanauską iš Kauno. Jei neklystu, jo įmonė vadinasi Čigvera. Gal ir klystu, pamiršau. Bet žodžiu, žmogus labai geranoriškai pasidalino kontaktais su specialistu, kuris remontuoja autobusų elektroninį dalį. Tautvydas, įmonė Linetera. Tai važiuosim pas jį, spręs čia tų problemėlių. O ką druskininkiečiai Transetoje ir pagrindė tarnauja naujesnės gamybos transporto fūras, vieną kitą autobusą galbūt kartais. Tai tiesiog jiems neverta pirkti jungčių dėl vieno kliento aptarnavimo ir jie neorientuoti į klientą, kuris atvažiuoja iš gatvės, jie turi saviem klientam pakankamai darbo. Tai va, o tokį mažą patobulinimą paprašiau, kad padarytų dėkingas esu vyrams. Tai bagažo skyriuje padidinom biškį plotą, išėmėm mažą pertvarėlę tarp dviejų skyrių. Žodžiu, iš dviejų skyrių dabar viena erdvė yra viename ir iš 1,45 m pločio mes gavom 2,15 ir rodyti galėsiu įrašydamas. Ir tame skyriuje planuoju patalpinti motociklą. Tai va, ir dar papildomai jie man padarė prie receiverio išėjimą iš oro sistemos. Tai yra tiesiog šarnos prijungimas, šlangos prijungimas oro besipūtimui avariniu atveju. Arba ir nevariniu, tiesiog aš galėsiu savarankiškai tikrintis oro slėgį padangose, kas yra svarbu ir nuolatos reikia sekti važinėjant sunkiu transportu. Kelionėje vos ne kiekvieną dieną, kiekvieną rytą patikrinti padangų slėgį ir vizualiai, ir su manometru. Tai va, jie man padarė oro dasipūtimą. Iš receiverio patogioj vietoj kairiai pusėj. Turiu žarną 12 metrų ar dar ilgesnę pritūpimo pistoletą. Ir su manometru ir galėsiu įsižiūrėti padangas.
Tai va, dar vienas darbukas, kas yra planuose padaryti iki sekančio išvažiavimo, tai pakeisti durų valdymo principą iš pneumatinio į elementarų paprastą vyrį, kaip yra visuose kemperiuose, nes pneumatinės durys tikrai nepasiteisina sustojus, stovint ilgesnį laiką. Kažkur tai labai greitai baigėsi oro atsargos, kai mašina yra neužvesta ir tu tiesiog nesupartus tomis durimis. Ir be to jos paskui, kol pradeda veikti pilnavertiškai, užtrunka laiko. Plius ir pats mechanizmas senas ir jisai sunkokai dirba ir čia bandėm daryti įvairiausių reguliavimų, bet reakcija silpna. Man atrodo, kas jau ten tiki tais prietarais, kad jaunas pamatys jaunąjį anksčiau, bet jinai argumentavo, kad jai tai drąsiau bus ir jausis ramiau. Ir galios kažkokiais, tai ten, žinai, galbūt mitais, papročiais, prietarais ir panašiais. Faina, kiti gal mano, kad yra senovė atgyventas dalykas ir reikia daryti taip, kad eitumėtas patogiau, saugiau, užtikrinčiau. Šventė išvažiuoja su mašina. Arba darėte nesiniai, jeigu... Gerai, tai parodau tas vieteles, apie kurias kalbėjau. Padidinta bagažo skyrių. Žodžiu, pirmas skyrius yra didelis, o antras mažas, dvi atskiros durys. Ir dabar atidarius šitas dvi duris turim vieną bendrą erdvę. Ir čia į ilgį turim 2,15. Čia nupjautas skersinis. Ir čia nupjautas skersinis yra. Tai vat manau, kad priekinį ratą įvežo spermą į kairę pusę labiau. Išnaudojus tą 2,15 m plotį, turėčiau įtalpinti motocikliuką. Ir čia dar tokia smulkmena po variklio dangčiu pasukinėjo meistreliai. Ir šitoj vietoj turim receiverį. Nežinau, kam jisai priklauso, ar važiuokliai, ar kažkokiam kitam dalykui. O va šitoj vietoj, čia kur mano pirštas, yra jungtis pajungti oro pripūtimui žarną. Tai kai mašina užvesta, čia yra slėgis iki 10 atmosferų. Autobuso ratams reikia padaryti 8,5. Tai tarnaus kaip ratų pripūtimo vieta savarankiška. Aišku, yra degalinėse tų dalykų, bet važiuodamas jau susidūriau su tokiu dalyku. Atvažiuoji, degaliniai patogioj vietoje yra specialiai dideliam transportui kompresorius, bet man ilgai užtruktų atsukinėti varžtelius ratų gaubto, kad prieit prie pripūtimo. Tai patogiau, man atrodo, yra, kada tu arba namuose, arba kažkur tai sustojęs, ramiai nusisuki ratų gaubtus ir pasitikrini orą. Šiaip vizualiai pirmiausia pasižiūri, ar nepabliuškus padangą. Ir kaip man patarė vairuotojai arba meistraujantys prie fūrų vyrai, vidinį ratą, dvigubos ašies, visada tikrinti reikia dėmesingiau, nes dažnas pražiopsojimas būna būtent vidinio rato slėgis. Tai va.